mažiausia 5 dienas iš eilės lyja, susirašformuoti ir išlenda saulė. Sveikos merginos, bet kokiu atveju aš tikrai turiu pradėti, nes šiandien mane labai spaudžia laikas ir aš esu viduryje lagamino pakavimus. Na ir tiesiog pagauti įkvėpimo nusprendžiau pasidalinti su jumis apskritai, kokie rūbai keliauja į mano lagaminą, nes jūs jau tikriausiai matėte, ką aš naują įsigijau už tą kelionį, bet visiškai nežinot, kągi gero aš turiu seną. Ir taip šis video bus daugiausiai, ne tik daugiausiai, įtariu vien tik tais apie rūbus. Taip pat, ar pastebėjote, kad aš visiškai neminėjau tokios frazės kaip kosmetika? Iš tikrųjų, tai pernais metais vežiau su tokia didelė solidžio kosmetinė, pilna kosmetikos ir nesiekia ją nepasinaudojau. Ir kadangi mano šio atostogų planas tai yra tikrai, taip, kryžium paplūdimy, tai, ką ta kosmetika, tiesiog. Stengiuosi savęs nebūdinėti, nes savo mintise aš jau žinau, kaip kas bus. Ir didžiausia mano šio atostogų puošmena tai tapo štai ši viena tatuiruotė, kurią aš esu iš tikrųjų tiesiog įsimylėjusi. Jūs tik pažiūrėkite, kaip jinai gražiai atrodo. Žinau, labai ne kažką su apšvietimu, atsiprašau, bet tikiuosi, ta saulė jau užgožė jums jos grožį, nes aš tikrai ją labai mėgaujuosi, man jinai labai patinka ir aš tiesiog negaliu į save žiūrėti. Šiandien ryte dažiau klientės ir tiesiog kitą ranką dažau ir čia visą tokia, kaifavau vidui. Taigi dar taip pat noriu pasinaudoti progą ir labai padėkoti už štai šį grožį Ingai iš Ina Makeup, nes, tikrai mane labai pradžiuginai. Gerai, viską susiemu ir pradedu, nes bijau, kad šitas filmukas bus ilgesnis negu mano visos atostogas. Taigi, pradėsiu nuo derinio, kurį pasirinkau kelionį, oro uoste, lėktuve ir panašiai. Ir iš tikrųjų aš tikrai stebėjau, kaip daug žmonių keliauja su sportinė apranga ir galvoju, jūs nenormalūs, taigi reikia gražiai atrodyti visur ir visada. Bet šį kartą, manau, leisiu prasimušti tam patogumui ir iš savo pusės, nes, kasgi 4 ryto lėktuve žiūrės, kaip aš atrodo. Aš tiesiog vis tiek būsiu atsijungus miegos ir knarksiu, tai... Nes taip, kai aš užmiegu nepatogiai, aš kūną leidžiu visokius garsus, tai, žodžiu. Kitaip tariant, esmė, kad ateina suvokimas ir man, kad oro uostas, lėktuvas ir panašiai turėtų kalbėti apie patogumą, o ne apie tai, kad ten super duper gražiai atrodyti. Bet aš tikiuosi, kad aš tažiai savo rūbus ir atrodysiu gražiai. Nuo savo skrydžio rūbus noriu pradėti nuo pačio patogiausio pasaulio rūbo man asmeniškai ir tai būtų sportinė liemenėlė. Žinau, tai yra elementaru, bet tai yra man tiesiog pats patogiausias rūbas, su kuriuo aš geriausiai jaučiuosi. Nes iš tikrųjų tai labai dažna liemenėlė, tai čia kažkur vežia, tai ten kažkur spaudžia, o ilgą laiką sėdint sėdynėje man labai dažnai nugaroja tas užsegimas būna, pradeda durti, neštėti ir panašiai. Man vienareikšmiškai sportinė liemenėlė tai yra pats patogiausias dalykas. Kitas rūbas, kuris iš tikrųjų man yra naujausias pasinešimas pomėgis ir panašiai, tai yra tos tokios sportinės maikutės, kurios turi šonuose gilias iškirptes ir matosi tos sportinės liemenėlės. Jos yra tiesiog tokios užsimesti ir, super duper dalykėlis. Beje, mano sportinė liemenėlė šita yra iš Audimo. Šitą pirkau Hause. Ir iš tikrųjų dabar galiuosi, kad tik vieną pasiėmiau. Ir be abejo visą tai turi papildyti sportinės kelnės ir tai yra mano tiesiog paprastos, juodos, aptemptos Adidas kelnės, kurios baigėsi štai tokiais, dryžiukais. Juk turi Adidasas, o ne kažkur dryžiukais baigtis. Taip pat, mano baigėsi kelnių apačioj. Ir prie viso to, tam, kad nesušalti, nes čia, tos šlikutės tikrai labai planai. Dar vieną patį mėgstamiausią savo rūbą. Ir su tuo daiktu yra susijęs vienas juokingas dalykas, kad paskutinius 2 kartus, kai mes kaunietės youtuberis buvom susitikusios, aš visiškai neplanuotai kiekvieną kartą dėvėjau šitai. Aš tikrai turiu tokį įprotį, kad kai rūbas yra labai patinkantis, toksai patogus, aš jį nešiosiu dieną iš dienos, iki jisai suplyš ir reikės išmesti. Ir tada jau ieškosiu kažko kito. Ir šį kartą mano numylėtinis yra štai toks džemperis iš Fire Trapo, jį pirkau Sports Direct'e. Šiame video nemažai minėsiu daiktų iš Sports Direct'o, ar jeigu ką, mes viską perkamės internete, ne Lietuvos parduotuvėse. Tai va, štai toks Fire Trapo džemperis, kuris yra tokios labai malonios medžiagos, kvadratėliais, rombukais siuvinėtas. Šitas užtrauktukas yra dekoracija. Ir rankovės irgi baigėsi tokia odos imitacija. Super patogus, medžiagytė tokia. Ir man labai gražus kapišonas jo. Tiesą pasakys, iš juo aš netgi fotosesijų dalyvau. Tai tikrai šiuo metu mano pats mėgstamiausias šiltas rūbas.
geresnių nėra. Taigi pagaliau pasiekime tai, kągi aš išsirinkau vilkėti jau nuvykus į vietą ir noriu pradėti nuo maikučių, nuo viršutinių dalių ir, pavyzdžiui, turiu tokį baltą maikutę, čia galima, marškinėlis, maikutė neteisingas žodis. Ir yra tokia didelė mėlyna žvaigždė ir man labiausiai, kas patinka, tai vėl tie tokie suplėšimai. Čia yra skylutės, žinau net kaip parodyti. Visi marškinėliai yra padengti tokiom kaip ir skylutėm ir nugaroj irgi čia irgi yra toksai padraskimas. Tai šiuo metu man labai patinka visokie irgi padraskyti dalykai. Ir dar vienas padraskytas dalykas, bet jau šį kartą taip sistemingai. Nes tai yra dar vienas dalykas, kas mane šiuo metu labai traukia, tai yra visos tos tokios medžiagos, kurios atrodo kaip zomšas. Ir visos palaidinės tokios suknelės. Na, tai yra tikriausiai mano naujausia manija rūbų atžvilgių. Ir aš turiu štai tokią palaidinę, kuri yra iškarpyta ir čia visos rankovės yra permatomas viršus ir apačia. Ir dar vienas dalykas, kuris šiuo metu man labai traukia akį rūbuose ir kas man labai patinka, tai be abejo, kuomet yra pakankamai ryškus užtrauktukas nugara ir ši palaidinė tai turi. Tai va, super dalykėlis. Važiuočiau gal ir šitaip prie džinsų apsirengus tokia visa graži, bet aš žinau, kad tai tikrai nebus patogu. Tai teks pasipuošti ten vietoj. Dar vienas mano ypač mylimas ir mėgstamas pirkinys yra iš praėjusių metų. Ir tai yra štai tokia palaidinė, ryškiai rožinė, labai graži ir irgi su tokiom petnešėlėm. Aš iš tikrųjų vasarą labai mėgstu tokios marškinėlius, kur petnešėlės yra vis skirtingose vietose, nes man labai nepatinka, žinau, kai visi pečiai yra tokie dryžuoti, negražu, bet ką jau padarys. Kartais nenoriu, nutinka taip. Taigi štai tokia paprasta rožinė palaidinė su raštu, labai patogi ir važiuojanti kartu su manimi. Šitą paliksiu prie kitos skyriaus. Dar vienas dalykas, ko man patinka sports daiktas, tam, kad galima užsipirkti visokių paprastų kasdienių rūbų, labai nebrangiai, pigiau negu bet kokie ten second handai. Kaip kad, pavyzdžiui, aš prisipirkau štai tokių likuperio maikučių po 2 eurus. Tai yra visiškai naujos, paprastos maikutės ir medžiaga labai gera. Aš su tokiu dideliu malonumu jas nešioju ir iš tikrųjų turiu irgi vėl polėkį pilkai spalvai šiuo metu. Tai iš tų maikučių aš turiu 3 vienetus. Visiškai vienodas, labai mano mylimus ir visus važiuoja kartu su manim. Taip. Ir aišku, aš dar negalėjau išvažiuoti be savo štai šios žalios palaidinės, kurią jau matėte mano kitose aprangos filmukuose su tom štai tokiom super seksualiom grandinėlėm ir atvira nugara. Taigi, gražiai įdegus prie jūros, tai būtinai reikėjo man šito daikto, kad galėčiau pasipuošti. Ir dabar tik užmečiau akį ir prisiminiau, kad nieko nepasakiau apie maudymosi kostiumėlius, kurie čia guli. Taigi šitą maudymosi kostiumėlį jau turėjote matyti ir žinoti iš pirkinių filmuko. Taigi sekite mane Snapchat'e update'ams, ar šitas daiktas tikrai padeda įdegti be jokių žymių. Ir dėl viso pikto, jeigu su juo kas nors negerai nutiktų. Taip pat pasiėmiau dar vieną maudymosi kostiumėlį. Šį pernai metais pirkau Hause'e ir iš tikrųjų man jisai labai patiko. Geras, kokybiškas maudymosi kostiumėlis, labai norėjau tokios spalvos ir man labai patinka, kad jie tokie šonai yra su tokiais visokiais rištukais, labai patogus dalykėlis, o viršus atrodo štai taip, tiesiog paprastas, irgi su tokiais rišteliais. Šitą maudymosi kostiumėlį jau patikrinau ir jis yra užskaitytas. Like it. Taip, ir tai, ką atidėjau šalį, tai iš tikrųjų, pamenat, kai paskutiniam savo aprangos filmuke sakiau, kad nepirksiu ten tų visiškai atvirų pečių ir panašiai, ir tada tiesiog sėdėjau galvojau, Inga, come on, ką čia tai reiškia, bijau pamesti, nes iš tikrųjų gražiai atrodo, tai paeksperimentavimui su savimi, ar tikrai panešiosi, ar ne, nusipirkau keletą palaidinių, vieną palaidinę štai šią tokiais atvirais pečiais, ir su ja yra toksai dalykas, pati palaidinė man kaip ir patinka kokybiškai ir panašiai, bet nežinau, čia jos trūkumas, ar tiesiog visi drabužiai tokiu principu taip daro, bet iš tokios padėties jinai man pasikelia kaip tarsi į rankovytės ir tada labai staigiai sutrumpėja ir bamba matosi, ko aš labai nemėgstu. Tai man taip vis noris žemyn ir žemyn, tai
Tai va, šitas truputėlį erzino. Taigi atradau dar vieną dalyką, kuris mane erzina apie tokio tipo palaidinės, kad iš tikrųjų tai ketinu pasiimti ir dar panešioti, na, reikia pasidžiaugti prieš išmetant, nežinau, reikia prasti nešioti tokius rūbus. Nes šiaip, nu, man vis pažiūrėti kitus yra tikrai labai gražu. Ir tai dar ne pabaiga tokių dalykų, nes pasiėmiau palaidinę ir pasiėmiau tokio tipo suknelę. Ir iš tikrųjų suknelė yra labai paprasta, vėlgi čia turėtų būtinai tokiais, na, tais atvirais pečiais su rankovytėm. Ant liemens yra guma ir jos ilgis man yra maždaug iki kelio. Tai tokia paprasta, graži suknutė ir aš kažkodėl manau, kad jinai man tikrai labai patiks. Ir jau gal ta guma esanti ant pilvo prilaikys viršutinę dalį truputėlį, kad jinai, na, neapnuogintų kažko, aš nenoriu, kad apsinuogintų. Kadangi jau peršokau prie suknelių, tai noriu parodyti dar kelias. Ir šitą suknelę, aš dabar neatsimenu, gavau Šino ar Rombi ir iš tikrųjų aš esu vienas iš tų žmonių, kuris jeigu gatvėje pamatė žmogų vaikštant su tokiu pačiu rūbu, kaip kad aš turiu, aš daugiau to rūbo niekada neužsidėsiu. Bet šitą suknelę aš čia Kaune jau mačiau kelias merginas dėvint. Iš tikrųjų man taip labai patiko, kad esu pasiryžusi nusispjauti tą faktą ir nešioti šią suknelę pati. Ir jūs tikriausiai esat matę ir aš nežinau, iš kur tas merginos pirko, kur dar galima jį rasti, bet tai yra būtent tokiom paprastom berankovė suknelė su tokiu dideliu egiptietišku katinu. Ir suknelė man yra iki vidurio blauzdų ir netgi, man atrodo, kišenės turi, jeigu gerai čiupinėjau, nes nebuvau dar neužsidėjus nieko. Jo, turi kišenės. Na, toks, man tai atrodo labai patogus, gražus. Šitą tai tikrai labai nekantrauju užsidėti ir manau užsidėsiu iš karto, kai tik nuvyksiu į vietą. Taip, iš suknelio dar, aišku, pasiėmu tą, ką irgi jau rodžiu pirkiniuose, tokia suknelė paplūdimiui, kurią pirkau Lidle. Ir tai yra tiesiog paprasta suknelė su ilgėjančia nugara, guma per pilvą ir atvirais pečiais. Nu, tai nėra atvirais pečiais, čia tiesiog apgaubia krūtinę, kaip ir kodėl man patinka. Ir dar viena suknelė, kurią irgi man labai norėjosi pasiimti, tai yra būtent štai ši irgi tokia kaip jūreiviška, kur sakiau, kad labai gražiai prie jūros turėtų atrodyti. Tai su tokiom virvutėm matyti, irgi turėtų būti matyti, jeigu esate mano žiūrovas jau kuris laikas. Ir tai yra ta tokia suknelė su kišenėlėm, skeltuku per priekį, iki kelių ir diržiuku. Ir, na, paprasta, šviesi, graži suknelė prie jūros. Kitas rūbas. Nu, čia yra dvi dalys, aš sukomplektavau vieną. Yra skirtas būtent tam, kad man irgi labai gražu yra ten tie visi jumpsuit, playsuit, nežinau kaip lietuviškai. Ir, na, super, man atrodo, tai yra ant kitų merginų ir pačiai ant savęs labai gražu, bet iš tikrųjų, kai reikia nueiti tam tikrą vietą, tai tampa man tokiu dideliu galvos skausmu, kad aš jaučiu tokią dvikovą pastoviai vykstančią savo viduje, kad ir noriu, bet ir tai užknisa, ir noriu, ir užknisa, ir na, žodžiu, šią vasarą susikūriau savo štai tokį derinį, kuris iš tikrųjų man patinka, o visas mėgau. Žodžiu, dėl ko aš įplėčiu, tai ta, kad Gytūdui labai nepatinka šitas mano derinys. Sako, atrodo, tarsi vaikščiotum su pižama, bet pakentės, man gražu. Ir jau tą mano susikurtą kombinuoją sudaro štai tokia palaidinė su petnešėlėmis. Tai yra visiškai paprasta, lengvutė, štai tokio rašto, kuris raštas man patiko, būtent vien tik dėl rašto ir pirkau visą tai. Ir šortai. Tokie irgi labai lengvai krentantis, tokiais bumbuliukais dekoruoti. Na, sakau, man labai gražu. Ir aš iš tikrųjų tą palaidinę susikišu į vidų, gumą aš sudedu ir tada labai gražiai atrodo. Na, kaip sakiau, kaip kam, man gražu. Taip pat į savo vežamų rūbų krūvą esu pasidėjusi ir vienas kelnes, dėl kurių ties pasakys abejoju. Ne dėl pačių kelnių, dėl tiesiog apskritai vežtis kažkas iš kelnių. Ir tai yra tiesiog džinsai, vasariškai, gražiai plėšyti, aukštų liemenių, siaurėjantis, man jie yra tokie aptempiantis. Na, tikrai gražiai atrodo ir viskas su jais yra gerai. Tiesiog aš abejoju, ar verta jos dėtis. Nes dar labiau abejoju, ar aš juos užsidėsiu. Nes Turkijoj plus 40. Bet, žinot, bet irgi papasakosiu tą trumpą istoriją. Dėl ko man norisi įsidėti džinsus ir kelnes. Dėl to, kad praėjusiais metais mes grįždami iš Turkijos, kur buvo plus 40, nusileidom į Lietuvą, kur buvo plus 17 ir dar lyjo.
man buvo taip šalta. Aš iš oro uosto bėgom iki mašinos ir tik užsidariau joje ir sėdynę šildymą įjungti ir kondicionierių, kad šildytų ir viską, nes buvo siaubingai šalta. Ta prasme, toksai didelis, staigus oro pasikeitimas. Buvo šalta. Dar kaip pakeliui buvome sustoję pavalgyti, nes važiavome pasimti akelos iš draugų. Tai mes užsisakinėjom tokias karštas sriubas, kad sušilti ir atsigauti, o visi aplinkiniai valgė šaltibarščius ir man vieno to vaizdo širpuliukai per kūną bėgioja, nes net nežinau, kaip geriau jums paaiškinti, kaip iš tikrųjų mes jautėme sušalę. Ir pabaigai jau nedaug liko, turiu pundelį šortų ir sijonų, nors man atrodo, sijonas čia yra tik tais vienas ir irgi jau labai daug metų turimas, net etiketė only. Tai vadinasi, aprangoj pirkau. Štai toksai labai lengvutis ir čia, ką jūs matote kaip taškutis, tai yra žvaigždelės. Su juo buvau tam Makeup Lovers renginyje, man šitas sijonukas labai patinka. Ir čia dar, ką turiu, tai porą šortų tiesiog į paplūdimį, paprastučiai, tokie šortukai. Su šitais šortukais, žinau, dar galiu ką papasakoti. Iš tikrųjų, šitie šortukai yra rinkinys, nes aš juos irgi užsisakinėjau ir pirkau kiniečių parduotuviai ir tuoj pamėginsiu surasti rinkinio kitą dalį. Teko išversti Gytauto lagaminą, kad jums parodyti, bet žiūrėkit, vyriški tokie patys. Aš juos pirkau ir komplektavau vienodų raštų tam, kad mes su mano brangiausiu būtumėm susiderinę ir tai buvo draugystės pradžia ir mes, kai važiavome savo pirmas atostogas, bendras buvome vienodi. Tai, nežinau, kaip ir toksai labai mielas ir malonus ir nedalykas, bet, šiandien, kaip matėt, maudymosi kostiumėliai jau skirtingi. Ir paskutiniai šortai, kurie man liko, yra H&M, labai paprastučiai, klasikiniai, super patogus, prie bet kokio viršaus tinkantis, tokie neutralūs, tokie super, irgi labai jau seniai turiu. Paboja gal kokį 4-5 metų, kaip aš šios šortus turiu ir kiekvieną vasarą nešioju. Tai va, turėti klasikinių šortų porą yra visą laiką pravartu. Aišku, dar galite paklausti Ingo, kaip jis su avalyne. Tačiau vėlgi, kadangi Inga yra nusiteikus nekelti kojos iš paplūdimio. Su avalyne yra irgi labai viskas paprasta. Nes iš Sports Directo užsisakiau tiesiog paprastas šlepetes baltas per pirštą. Ir dar vieni batukai irgi yra iš Sports Directo. Čia antrų nereikia. Tai štai tokie paprasti, lygiapadžiai. Su štai tokiu užsegimu ir iš tikrųjų, kai aš juos užsisakinėjau, aš galvojau, kad čia šitas užsegimas yra veikiantis, kitaip tariant, čia pasukus, atsiseka ir taip toliau, bet iš tikrųjų šitas batukas užsiklijuoja su lipučka ir aš dėl to, kai tik gavau, nusivyliau, bet paskui pagalvojau, ką tu gali žinoti, kurioje vietoje ar gerai yra tas užsegimas uždėtas, kad tau tikrai tiktų palei koją. Tai šitie batukai yra labai patogus, jie yra miso ir jau nežinau, sakiau, ar ne, iš ko Sports Directo. Neišjungkit manęs dar vienas dalykas, tas, kad jeigu jums patiko kažkas iš rūbų, kuriuos aš jums rodžiau, dauguma jų yra įsigyta internete ir nuorodas bus to pačia. Na, aš tikrai pasistengsiu surasti kuo daugiau. Kas dar egzistuoja. Tai viskas. Te mano kamera, pasimatysime mėnesio pabaigoje ir aš labai tikiuosi, kad jūs gerai leidžiate laiką su štai šiais mano iš anksto įrašytais filmukais. Nepamirškite atsiųsti man labą Snapchat'e ir aš tikiu, mes neužilgo pasimatysime. Iki!